Sveiki visi, esu Paulius Labanauskas, kitaip žinomas kaip Neonstant. Tad noriu šiandien pakalbėti apie Stunt GP, Stunt Grand Prix 2015 metų pasaulio čempionatą, apie antrąją dieną, apie semifinal pusfinalį. Kvalifikacijų suvažiavau tikrai labai gerai, likau 15 vietoje iš visų geriausių pasaulio rallių. Apie antrą dieną irgi beprotiškai karšta, buvo labai karšta danga, labai sunku buvo koncentruotis į patį važiavimą, bet viskas praėjo tikrai nuosekliai. Lietuviai tikrai gražiai pasirodė ir po pusfinalio likau 11 vietą, todėl irgi dar labiau esu patenkintas savimi, didelį darbą įdėjau ir labai patenkintas su tuo darbu. Ir noriu padėkoti visai Lietuvos chebrai, kad atvyko į pasaulinio lygio varžybas, pasaulio čempionatą, kad mus visus palaiko, kad susilaukėme iš jų didelio labai palaikymo ir mums patiems visas važiavimas kartu ir malonus, nes mes jaučiam palaikymą iš savų. Tad susimatysime trečioje dienos finale ir pasižiūrėsim, kokie rezultatai bus po trečios dienos. Peace. Iki.